tikras įvykis. Buvo toksai Harvey Cox, Harvardo profesorius, teologas. Jis dėstė teologiją ir jo draugai, ekonomistai sako, Harvey, ką tu supranti apie pasaulį? Pasaulis yra ekonomiškai valdomas. Nori kalbėti savo parapiečiais, suprask ekonomiką. Jų tikri rūpesčiai bus. O ne taip, kad aš pasigėriau, pritratėjau savo bobą ar ką nors. Jūs ten nieko nereiškia. Arba boba pasigėrė, mane pritratė. Tai koks skirtumas. Čia, sako, čia maži dalykai, ekonomika. Tai vargšas buvo priverstas studijuoti ekonomiką. Skaito tas knygas, jis pešasi ir staiga nušvinta jam akis. Ir parašo labai įdomią knygą. Rinka yra Dievas. Ką? Jis pastebėjo, kad pagrindinės teologijos kategorijos. Dievas žino viską. Dievas yra visagalis. Jeigu Dievo klausai, būsi, kaip sakant, laimintas. Jeigu neklausai, būsi baudžiamas. Visą tą. Jis skaito ekonomiką. Rinka žino viską. Rinka turi jėgą. Parūpinti visiems, ko tik reikia. Jeigu klausysi rinkos, būsi išganytas. Jeigu neklausysi, būsi pasmerktas. Visos kategorijos rinkos yra Dievo kategorijos. Aš netikėjau, sakau, aš jam paskambinau, sako, pasiklausyk kartais žinių. Tai kitą rytą mano universiteto radijas susisuka stotis 6 valandą naujienos. Dabar pirmas dalykas, šiandien iš ryto visi investitoriai Wall Street, New York'e, jau susibūrė laukia žiūrėti, ką rinka nutarė. Sėdi rinka, sako, palaukit, aš nutarsiu, tada jūs galėsite investuoti. Laukia, kol Dievas prabils, ne? Laukia pranašavimo iš dievybės rinkos. Ir iki dabar ta nematoma ranka yra kaip metafora, vis tiek visi kalba apie rinką taip pat.